Taigi šis mūsų pokalbis yra apie slyvas. Mes žinom, kad mūsų žiūrovai labai mėgsta slyvas ir visos laidos, kurios yra buvę apie slyvų veislės, tikrai susilaukia didelio susidomėjimo. Manome, kad ir šis mūsų pokalbis jums bus įdomus, kadangi tai yra slyva, kuri kvepia pinigais. Tai Algirdai, kas tai per slyva ir kodėl jinai kvepia pinigais? Na jau pasakymas, tai nežinau, ar geresnio galima sugalvoti. Kodėl pinigais ir kaip čia yra? Tai yra Šiaurės Švedijos veislė Hermanas. Kodėl kvepia pinigais? Tai Lietuvoje lengviausiai ir brangiausiai parduodama slyva. Tai yra nuskinama kai kuriais metais Liepos paskutinė dekada, o jau beveik visą laiką tai yra rugpjūčio pirma dekada pasibaigia. Jau rugpjūčio 10 dieną jau jį būna pernokus ir faktiškai jau iš jos nieko nebėra. Slyva atspari šalčiui, savidulkė, ankstyva ir mėlyna. Labai sunku žmonėm įrodyti, kai prekiauji šitą slyvą, kad čia yra lietuviška. Kol neparagauja. Kai paragauja, sako, aha, tokių neatveža. Nes yra gan gero skonio. Mažas kauliukas. Tas kauliukas tikrai mažas ir jau tikrąja žodžio prasme mažas. Jeigu jau lyginus kauliuką su pačia uoga, palyginus kauliuką su pačia uoga, su pačiu vaisium, nu tai kad ten vos ne vyšnios kauliukas. Tas kauliukas įsima lengvai. Iš tos uogos galima daryti ten ir kompotą, ir uogienę daryti tvirtoką. Bet paprastai tai yra desertinė slyva, kurią galima... Tai tik pati ankstyviausia. Taip. Pati ankstyviausia slyva vengrinio tipo. Nesakysim, yra Ferst, kur labai ankstyva, kur, sakysim, kometa, bet jos visos kauliukas prilkibės ir jas reikia tiesiog, apvalgyti. Nors jos ankstyvos gana neblogos. O čia yra toks, kauliukas lengvai nusima. Ir vengrinio tipo, mėlyna, ankstyva. Mėlyna yra pati ankstyviausia slyva Lietuvoje, kurią galima auginti. Pasaulyje yra, ne pasaulyje, Europoje yra dar tokia slyva Rühlhechteter. Bet ten yra Lietuvon pašala. Lietuvon jos ne. Bet šita slyva, tai yra, dar kartą kartuoju, Šiaurės Švedijos, švediška veislė, yra Herman. Ir yra, iš tikrųjų labai tvirta ir labai skani, saldi. Saldi ir skani ir vengrinio tipo mėlyna slyva, kuri viena iš ankstyviausių Lietuvoje. Sekasi parduoti ją geriausiai. Tai ir papasakokit, jūs minėjot kažką kokios čia kainos, kiek čia už kilogramą? Šiandien dienai galima gauti apie 4 litus už kilogramą šitos slyvos. Jeigu prekiauni pats. Rugpjūčio pradžioje bus. Taip, rugpjūčio pradžioje arba Liepos pabaigoje. Aš nekalbu apie kurortinius miestus Lietuvos. Aš kalbu apie, sakysim, tokį miestą kaip Kaunas. Aš nebuvau Vilniui, nebuvau Šiauliuos, nebuvau Panevėžyje, aš nežinau. Bet nekalbu apie kurortinius miestus, kur nebuvau tikrai nuvažiavęs. Bet man pilnai užtenka to Kauno miestelio, kur parduoti. Ir dar vienas dalykas, tai šiaip jau paklausą turi labai gerą ir labai greitai jį nuperka. Kadangi yra ir saldi, ir skani, turi baltą apnašiuką, tokie mažai yra supūvusių jų, arba jos visiškai labai mažai pūva ant šakų. Jos yra žemaūgės, būtų gerai, kad jas kėpyti į vagenkėjimo vengrinę slyvą, žemaūgės, sakau, savidulkės ir kas 2 metrai pasodinus, čia yra 4 metų sodas. Aš matau, kad jūs čia bandote įveisti didelį slyvyną. Kokį būtų patarimai, jeigu mes irgi tokie pačią užsimanytumėm? Čia yra bandymas, kuris, ieškoma iš kokių slyvų veislių galima, kaip jūs sakėt, kurios slyvos kvepėtų pinigais. Tai va, čia yra tokis bandymas, ieškojimas, kokios slyvos kvepėtų pinigais. Tai viena iš slyvų veislių, kuri tikrai, visai neblogai kvepia pinigais. Ir sakyčiau, kad versliniuose soduose, tie, kurie nori daryti verslą iš slyvų, tai veislė, kuri gali sudominti sodininkus, kurie, va taip, žinot, labai gerai, kad labai atspari šalčių ir savidulkė. Ir va tokia, deranti tai gana gausiai. Ir 4 metų sodas, negali sakyti, kad, žinot, kamienas 2 pirštų storumo faktiškai, tai yra, taigi nepasakysi, kad čia 10 metų sodas. O derlius jos geras ir
ir vertas dėmesio auginti va tokiuose, žinot, kur, sakysim, daugiau versti. Nu, mėgėjas tinka, čia neturi reikšmės mėgėjas. Pas mane labai daug tokių medelių nuperka ir, sakysim, va, labai džiaugiasi, kad mėlyna slyva ankstyva. Ne raudona, ne kauliukas prilipęs, bet saldi ir ankstyva slyva. O kad jeigu verslui sodyti šitą veislę, tai taipogi galima neblogą versliuką padaryti. Taigi, kad tas versliukas pavyktų, vis tiek reikia žinoti tam tikrus dalykus, taigi plačiau apie tas auginimo technologijas. Ką svarbiausia žinoti? Kadangi įskiepyta į vakinkimo vengrinę, tai yra 30–40% mažesnė negu skiepyta į kaukazinę slyvą. Jos yra skaitos, nu, tokios pusiau žemaūgis. Negali šaknys jų kovoti su velėna. Kažkaip pas mus žmonės labai keistai, kad Apželdina medelius. apželdina ir jau tada toj pievoj žiūri, kad pas tave būtų kas nors gerai. Tai va, tas negali būti čia. Glifosatų vieną kartą pavasarį nupuršta ir daugiau niekados nepurškiu. Tik vieną kartą pavasarį, kada gegužės pradžioj. Dar faktiškai būna taip, kad slyvos arba pradeda žydėti, arba dar nebūna žydėjęs slyvos. Su gaubtų praeinu, nors čia dabar, kai 4 metų slyvaitės jau galima, kad ir ant kamieno papuls, nieko tokio. Bet kad negali kovoti su reiškia, žemės slyvom taipogi turėtų būti truputį sunkesnė, priemolio dirva. Arba, sakysim, juodžemis, tai baisiai geras, juodžemis ant priemolio, arba ten priesmėlis ant priemolio, sakysim, ant tokios, kad, tada riebesnė žemė. Ir karbonatai, reiškia, kauliuko suformavimui, tai turėtų būti taipogi, kalkingesnė dirva, negali būti kažkokiam smėlį, kažkokiai durpiai. Raudonas, jeigu prie žvyro, sakysim, ir raudono žvyruko tas, kuris, sakysim, reiškia, karbonadingas žvyrukas, tas, kuris, tam žvyrukį gali augti, bet jis vėl turėtų būti ne visai sausas. Reiškia, toks, tai tada gerai, dera gerai ir skanios jos, ir tada, tokia priežiūra. O aišku, nuo slyvinio pjūkliuko vieną kartą reikėtų nusipuršti. Aš slyvas purškiu tik vieną kartą. Nuo slyvinio pjūkliuko šitas veislės. Tos, kurios vėlyvos, kur paskui prasideda blogi orai, tai nuo puvimo dar slyvų. Kitą kartą ten vario preparatais anksti pavasarį, mėlynų akmenėlių, ten, čia cheminė priemonė apsaugų, tai yra surašyta, bent kokiuose ten reikalinga tokį technologinį reikalavimą laikytis, jeigu jau labai nori, kad ten. Bet šiaip tai čia, sakau, slyvos purkštos tik vieną kartą nuo slyvinio pjūkliuko, kad, reiškia, jis pačius užuomazgas mažas pragriaužia kotuką suvalgo kauliuką. Tai, tik tai tiek. O šiaip jau prižiūrėt, kad čia dar šitas slyva nei karto negenėta, dar nei karto negenėta jį. Kaip matot, mes nerasim nei vienos nukirto šakutį šitokią tinginio slyvą, aš nežinau ką. Kiek jinai dar augs? Dar truputį augs, kad, sakysim, man reikėtų gal atsistoti ant kokios mažos taburetės, kad nusiskint, ant kibiro afersto. Daugiau ne. Tai yra 2,5 metro, taip iki 3 metrų įaugs. Tai, kad nusiskintas vaisius, o čia matot, čia. Taigi, tai yra veislė Herman ir kuri kvepia pinigais. Aha, taip.